Kartais mane stebina kai kurių žmonių elgesys, bet šiandien yra penktadienis, 13 ir pilnatis, tai tiek to. Šiandien tai normalu. Įsivaizduokit, derinam pirkimą automobilio, Passato B8 nusiderėjom 1500 eurų. Žodžiu, vyras aprodė tą automobilį, ten surodėm defektus, jog reikia keisti pagrindinį diržą už 5000 km, ką jis ir žinojo, smagratis barška, dar ten smulkmenų yra. Žodžiu, 1500 eurų nuderinom. Perkam, jau rašom pirkimo pardavimo sutartį, tuoj darysim pavedimą, viskas gerai. Žmona skaito pirkimo pardavimo sutartį, sako, už kiek tu čia parduodi tą mašiną? Sako, už 15 000. Sako, nuleidau, nes yra defektų. Sako, neparduosiu už tiek. Man tie defektai nesvarbus. Čia gera labai mašina, čia galima važiuoti su ją. Tai žodžiu, žmona neleido parduoti mašinos. Mes jau susiderinę viską, nuvažiavę į Ukmergę. Toliausiai, blemba nuo Kauno. Žodžiu, grįžtam namo tušti. Ką padarysi? Penktadienis, 13 ir dar pilnatis. Žodžiu, nuo šiol darysiu taip. Nusiderinau kainą, sakysiu, būtinai paklausk žmonos, ar leidžia parduoti automobilį. Nes dažniausiai derinam su vyrais. Kažkoks kosmosas. Jums yra buvę tokia panaši situacija? Parašykite komentarus.